Violia, kokie būtų top 3 tavo patarimai savai auditorijai, kuri jau ieško, kur šalintis plaukus, tačiau nenori rizikuoti procedūros kokybę? Tai pirmiausias patarimas yra, koks specialistas jums atlieka šią procedūrą. Tai pirmas dalykas, jisai turi būti kompetitingas, jisai turi jums paaiškinti apie visą procedūrą, kaip jinai bus atliekama, apskritai, kas tai yra elektroepiliacija ir kad jūs žinotumėt, kaip jinai bus jums daroma ir kaip atskirti plauką, kuris jau pasišalino ir kuris galbūt gali ataugti ir vėl bus šalinamas. Antras dalykas, kurį aš noriu Jums patarti, atkreipti dėmesį į aparatūrą. Su kokiais aparatais dirba ir daro Jums procedūrą. Patikėkit manim, aš esu nuėjusi į tokią vietą, kur buvo daroma su labai senu aparatu, su kuriuo man buvo be galo sunku iškentėti 30 minučių procedūros. Ir aišku, kaina. Jeigu jūs suprantate, kad kaina elektroepiliacijos procedūros tikrai yra pakankamai brangi, todėl kad tai yra procedūra, kuri pašalina jums plaukus visam gyvenimui. Tai reiškia, jeigu kažkur kitur yra kaina dvigubai pigesnė, patikėkit manim, ten nebus nei gero specialisto, nei geros aparatūros ir galbūt bus daroma apskritai nekokybiškoj studijoje. Nors ir čia buvo top 3, bet noriu paminėti ir ketvirtą dalyką, kad jūs turite atkreipti dėmesį, jeigu yra gerai padaryta procedūra, po jos nebus blogas arba sudėtingas gijimas, kaip buvo šitai moteriai. Čia mes matom tikrai labai prastą atvejį, kur buvo atlikta procedūra ir skausmingai, nors pritepta buvo ledo kojinų, kad neskaudėtų, žmogus nejautė, kaip jam daroma yra procedūra, tai šitoj vietoj jūs turite jausti ir suprasti, nes skausmas neturi būti labai stiprus. Procedūra turi būti daroma proto ribose ir jinai turi būti vis tiek parenkama pagal jūsų skausmo slenkstį. Atsakingai rinkitės studiją, į kurią einate, specialistus, pas kuriuos darotės ir aišku, atkreipkite dėmesį būtinai į aparatus ir nuo to priklauso, kaip jums bus atlikta procedūra.